Prisirinko tiek daug klausimų, į kuriuos aš nespėjau atsakyti, atsakinėdamas po vieną klausimą per dieną, tada imu dabar visą krūvą. Atleiskite, kad tai ilgai užtruks tiems, kurie norite pagaliau išgirsti arba pamatyti, tai yra išgirsti, tik tai nepamatyti savo atsakymą, bet ką darysi. Tai yra, gerai, pradedu. Danielius, sveiki, su viltimi, kad klausimas pateks į jūsų video ir bus atsakytas. Kiek proteino auginant masę reikėtų suvartoti po treniruotės, kiek tai galėtų būti gramų? Įdomu, nes visi kaušeliai skirtingi, baltymų kiekis po treniruotės turbūt taip pat. Aha. Daugelis kaušelių bus apie 30 gramų ir jeigu yra 30 gramų baltymų, tai greičiausia, kad 30 gramų miltelių turėjome, greičiausia, kad gausite 24-25 gramus baltymų. Jeigu kaušelis yra mažesnis, greičiausia, kad jis bus 24 gramų ir tada išgeria vieną kaušelį 24 gramų, gausite 20 gramų baltymų. Kiek reiktų po treniruotės jų gerti? Labai didelė tikimybė, kad iš karto po treniruotės organizmas galės pasisavinti šiek tiek daugiau baltymų negu įprastai. Todėl galima ir pusantro kaušelio, ir kai kuriais atvejais 2 kaušelius, jeigu treniruotė buvo sunki ir ypatingai jeigu jūsų kūno svoris yra didesnis bent jau negu 90 kg, tada galite dėti ir 2 kaušelius į vieną kokteilį ir organizmas turėtų tai pasisavinti. Vaiva. Sveiki, jūsų video pristatėte, ką valgote pusryčiams. Vienas iš 3 valgių buvo melionas, kuris, kaip supratau, valgomas paskutinis, tačiau ar vaisius nedėlėtų valgyti tuščiu skrandžiu. Vaiva, jūs neturėtumėte maišyti sportininko ir sportininko mitybos su klasikinės dietologijos dėsniais ir taisyklėmis. Tai yra, mes nevalgome tik tam, kad būtume sveiki, tai mes stengiamės būti sveiki, bet mes valgome pirmiausia tam, kad atrodytume kuo gražiau ir kuo daugiau raumenų turėtume ir kuo mažiau riebalų. Ir melionas mano atveju tai buvo vienas iš 3 valgių ir lygiai taip pat, kai melioną galiu valgyti paskutinių pavyzdžių, lygiai taip pat jį galiu valgyti kartu su avižomis ir kiaušiniais. Ir didelio skirtumo tai nesudaro. Jeigu aš jį valgyčiau tuščiu skrandžiu, kaip rekomenduoja klasikinė dietologija, tada iš sportininko pozicijų žiūrint tai nebūtų taip gerai, nes valgant vaisius tuščiu skrandžiu ir valgant tik tai vaisius, tai labai smarkiai pakelia, tai gan smarkiai pakelia per smarkiai cukraus lygį kraujyje ir tai jau lemia riebalų kaupimąsi, kas mums nėra paranku. Deividas, sveiki Andriau, norėčiau pasiūlyti klausimą jūsų klausimų ir atsakymų blogą. Klausimai būtų apie vandens gerimą, kiek reikia išgerti, kaip prisiversti tai padaryti, kada gerti, ar galima gerti vandenį, skliaustelius arbatą maisto metu ir iškart po maisto. Kiek reikia gerti? Yra tokie, Deividai, paskaičiavimai, kad tarkim, jeigu suvartojate 2,5 tūkstančio kilokalorijų, tai jums reikia 2,5 litro vandens per dieną išgerti. Jeigu sportuojate, tas skaičius dar dauginamas iš 2, tokiu atveju tai būtų 5 litrai. Jeigu aš suvartoju per dieną apie 4, maždaug dabar apie 4 tūkstančius kilokalorijų, tada man dauginant tai iš 2 reiktų 8 litrus vandens per dieną išgerti, kas iš tiesų yra daug ir ne visada lengva tai padaryti. Greičiausia, kad objektyviausias būdas pamatuoti, kiek jums reikia išgerti, yra stebėti savo šlapimo spalvą. Kai einate į tualetą, jeigu šlapimas yra per tamsus, tamsiai geltonas, tai reiškia, kad jūs išgerite per mažai. Jeigu jis yra visiškai baltas, reiškia, šiek tiek išgerėte per daug ir yra didelė jau tikimybė, kad jūs tokiu būdu išplaunate ir mineralus iš savo organizmo. Jis turėtų būti šviesios spalvos, tada būtų tas optimaliausias vandens vartojimas. Dėl gerimo maisto metu ir iš karto po maisto. Vėlgi, atsiremiant nuo klasikinės dietologijos, reiktų negerti 30-40 minučių prieš maistą, 30-40 minučių po maisto. Bet kai mes valgome 8 kartus per dieną ir po to dar kažkada galima, kažkada negalima gerti, faktiškai, jeigu prisilaikyti visų tų normų, mes neturėtume nei kada gerti, nei kada valgyti, nei kada dirbti, nes dirbti dar irgi reikia. Todėl, sakykime, sportininkam gali būti tokia išlyga, kad jeigu gerite vandenį, kuris yra bent jau kambario temperatūros, nėra šaltas, tai galite gerti ir maisto metu, ar iš karto po maisto ir taip toliau. Tokiu būdu jisai neapsunkins virškinimo. Virškinimą apsunkina, jeigu tai yra šaltas vanduo arba šaltas gėrimas, dėl to, kad jisai sumažina skrandžio tūrio temperatūrą, ir skrandis pradeda virškinti maistą tik tada, kai maistas yra bent jau kūno temperatūros, kas yra 36,6. Lygiai taip pat, jeigu suvalgėte kažką šalto, tai tas maistas stovi skrandyje kaip plyta iki tol, kol iki tos temperatūros nesušyla ir tik po to pradedamas pilnavertiškai virškinti. Tai jeigu tas gėrimas, kurį gerite valgio metu, nėra šaltas, tai galite gerti.
Dovydas klausia, labas, noriu užduoti klausimą, ar yra koks realus skirtumas ar proteino skirto moterims ir skirto vyrams? Yra skirtumas tarp vištienos skirtos vyrams ir vištienos skirtoms moterims. Arba varškės vyrams ir moterims. Nėra ir neturėtų būti. Ta prasme, proteinas yra gaminamas atseit vyrams ir moterims, nors tai yra nesąmonė, tai faktiškai nėra pagrįsta. Ir tai yra daroma marketingo sumetimais dėl to, kad moterys gerdamos tą patį proteiną, kurį geria vyrai, bijo, kad jos taps tokios pačios raumeningos kaip vyrai, ko negali atsitikti, jeigu pagalvotumėte apie visus vyrus, kurie bando priaugti raumenų, kokį dalį iš jų pasiseka, labai mažai. Pasiseka tiems, kurie turi pakankamai aukštą testosterono lygį ir pasiseka tiems, kurie sugeba valgyti didelį kalorijų perteklių. Jeigu moteris neturi aukšto testosterono lygio, jinai jo neturi. Išskyrus atvejus, kai bando dirbtiniu būdu jį pakelti. Ir jeigu moteris nevalgo kalorijų pertekliaus, tada jinai jau negali priaugti raumenų ir dėl to daug raumenų, dėl to į vyriško proteino neverta bijoti. Tie vadinami moteriški proteinai padaromi šiek tiek skanesni, šiek tiek saldesni negu vyriški. Tokiu būdu jie turi savo sudėtyje arba daugiau cukraus, arba daugiau saldiklių, kas nėra sveika. Ir jeigu turi daugiau cukraus, tai reiškia, kad jie greičiausiai turės ir daugiau kalorijų negu vyriški ir figūrai tai nebus geriau. Iš tiesų, paslaptis yra ta, kad merginos turėtų gerti tą patį proteiną, kurį geria vyrai, nes jis yra pats švariausias ir jisai mažiausia lemtų riebalų kaupimas, nes perteklius angliavandenių jau lemia riebalų kaupimas, o tie vyriški proteinai angliavandenių turi labai labai mažai. Antra klausimo dalis, nepaslaptis, kad proteino sudėtyje vyrams gali būti vyriškų hormonų, kaip jie atsilieps moters organizmui. Negali būti moteriškų hormonų dėl to, kad proteinas yra baltymai. Proteinas yra angliškas žodis. Dauguma baltymų, tų proteinų yra gaminama tai yra patys populiariausi yra pieno išrūgų baltymai. Pieno išrūgos yra tiesiog, jeigu kaime gaminate varškę, po to lieka toksai neskaidrus skystis ir iš to skysčio tada gaunamos išrūgos yra ir tai, kas yra proteinas. Jeigu ten hormonų nėra. Hormonai yra medicininiuose preparatuose, bet ne proteinė. Tomas, sveiki, norėčiau paklausti, kaip dėl plaukų augančių ant krūtinės ir kitų kūno vietų, apart galvos, išskyrus galvą. Kultūristams privaloma juos skusti prieš varžybas. Taip, Tomai, privaloma. Galvos skusti neprivaloma, aš neskutu galvos prieš varžybas, bet visus kitus plaukus pašalinti yra privaloma. Antraip grimas, kurį turi kultūristas užsidėti, purkšti arba tepti, negultų gražiai ant kūno ir gražiai neatrodytų. Atrodytų, tiesą sakant, ne tik juokingai, bet ir šlykščiai. Čia sakiau. Laima klausia, labadiena, norėčiau jūs pasiteirauti, ar dažnas vartojimas prieš treniruotę prie workoutų papildų gali sukelti kažkokią organizmo priklausomybę. Ar organizmas gali kažkaip priprasti į treniruojamas beveik kiekvieną dieną arba gan dažnai. Prie workoutą vertėtų vartoti nedaugiau negu 2 kartus per savaitę ir iš tiesų tik tai prieš pačias sunkiausias treniruotės, dėl to, kad vartojant jį reguliariai, tai yra prieš kiekvieną treniruotę organizmas tada prie jo, kaip ir prie visų stimuliatorių, o daugelis prie workoutų yra pagrįsti stimuliatorių veikimu, pripranta ir tada jau jų poveikis arba labai smarkiai sumažėja, arba norint, kad jisai išliktų, reikia didinti dozes, o didinant dozes tada jau stiprėja šalutinis poveikis, kas gali būti, kad gali išbalansuoti ir centrinę nervų sistemą, gali išbalansuoti miegą ir gali sukelti sunkumą ir širdies permušimus, daugybė įvairių šalutinių efektų, kurių jūs nenorite turėti. Tad iš tiesų tai būtų lygiai tas pats, kas smarkiai perdozutumėte kavos. Tai to daryti neverta. Nevartokite prie workoutų dažniau negu kelis kartus per savaitę. Raminta ir Arūnas klausia, sveiki, žaviuosi jūsų šeima. Ačiū, čia komplimentų daug neskaitysiu, negaišiu laiko. Esu 27 metų mama, turiu nuostabią sveiką šeimą ir mažą problemėlę, kuri vis neduoda man ramybės. Nėštumo metu sveriau 99 kg, iki pastojimo 53. Reiškia, priaugote 46. Iš tiesų, nėštumo metu būtų rekomenduojama priaugti ne daugiau negu 15 kg. 10-12 greičiausiai yra pats tas optimalus vidurkis. Stebuklų laukimas buvo ilgas ir komplikuotas. Sveikai gyvenau iki mažylio, tad iškart po gimdymo kibau į darbus ir viso nepageidaujamo svorio atsikračiau. Šaunuolė, bet kaip bebūtų gaila, pilvuko dalyko suglebusi.
tik tuomet, kai sėdžiu ar bandau suimti, ar įmanoma kažkaip pastatyti tą elastingumą. Ačiū Jums, ačiū už Jūsų laiką. Sunku pasakyti, nematant nuotraukų, jeigu tai jinai yra suglebusi tik tuo metu, kai sėdite, tai mums visiems jinai suglemba, kai atsisėdame ir pilvas susispaudžia ir tokios kaip raukšlelės atsiranda, tai normalu, ir jeigu tai yra tik tai taip, ir oda yra išsitempus tuo metu, kai stovite arba gulite, tada dėl to pergyventi nereikia. Labai sunku pasakyti, ar iš tiesų ta oda dar labiau susitrauks ar ne, tai priklauso nuo daugelio dalykų, nuo Jūsų amžiaus, taip Jūs buvote priaugusi labai daug. Tada priklauso nuo to, kiek priaugom svorio nėštumo metu, priklauso nuo odos elastingumo, nuo visų tų genetinių dalykų, kiek oda gali susitraukti atgal. Ir kai kuriais atvejais, kai oda jau nebegali susitraukti atgal, nors svoris yra numetamas, tada jau reikia chirurgo pagalbos, bet iš Jūsų laiškų, nors ir nematant nuotraukų, skamba taip, kad iš tiesų ten jokios didesnės bėdos nėra ir greičiausia, kad oda yra, ar Jūsų oda pakankamai elastinga, jeigu iki tokio lygio susitraukia ir dar praėjus šiek tiek laiko, greičiausia, kad jinai dar šiek tiek labiau susitrauks. Andrius klausia, vėl čia komplimentai, ačiū. Ar seksas turi didelę įtaką augimo hormono, testosterono skliausteliuose? Augimo hormonas, Andriau, ir testosteronas nėra tas pats. Augimo hormonas yra vienas hormonas, testosteronas yra vyriškas hormonas, kuris jau yra kitas hormonas, yra du skirtingi hormonai. Ar seksas turi įtaką augimo hormono arba testosterono gamybai? Ta prasme, ar tai nemažina raumens augimo greičio, o gal kaip tik padidėja testosterono gamyba? Ačiū. Raumens augimo greitį tai mažintų tokiu atveju, jeigu Jūs per dažnai to užsiimtumėte ir tai jau neleistų Jums pakankamai valgyti, pakankamai dažnai valgyti ir pakankamai miegoti. Tada iš tiesų tai mažintų raumens augimą. Jeigu Jūs tai darote nesutrikdydama savo mitybos režimo ir miego režimo, tai jokių būdų pakenkti negali. Ir kol esate jaunas ir kol tai galite, džiaukitės tuo, viskas su tuo gerai. Gerai, nesigilinsiu toliau. Asta, sveiki Andriau, noriu padėkoti, kad paskutiniu metu nevengi moteriškų temų. Nepasikuklinsiu paklausti, ar aš stengiuosi valgyti 5 kartus per dieną, nors užkandžius, ypač rytinį, dažniausiai pamirštu. Asta, negalima pamiršti, jeigu spėju, Jūs esate moteris, spėju, kad norite numesti svorio, todėl rytinis valgymas, pusryčiai, ypatingai tas pirmas dienos valgymas yra pats svarbiausias, jo nevalia pamiršti. Mano paskutinis valgymas apie 18 valandą, nuo kitos savaitės 3 kartus per savaitę pradedu eiti į sporto klubą. Ką daryti su valgymu? Ar vakarienės valgyti prieš sportą, mano tikslas numesti svorio, taip aš ir spėjau. Ar pagausinti popietinį užkandį ar vakarienę valgyti iškart po sporto? Labai laukiu atsakymo. Asta, nesvarbu, kada sportuojate, jeigu norite, ir nesvarbu, kad norite numesti svorio, po treniruotės Jūs vis tiek turite valgyti. Ką valgyti, tai jau yra svarbu. Tai yra po treniruotės, kai norite numesti svorio, nesvarbu, ar tai bus 18 val. Ar 20 ar 21, Jūs galite valgyti ir turite valgyti liesus baltymus, kas būtų liesa mėsa. Tai gali būti žuvis gali būti riebesnė, tinka kiaušiniai gali būti su tryniu ir tinka liesi pieno produktai, liesas graikiškas jogurtas ir liesa varškė. Ir taip pat galite valgyti daržovės galite valgyti kiek norite, bet ne vienas daržovės, bet daržovės tada arba su mėsa, arba su žuvimi, arba su kiaušiniais. Okay. Pabaigą matau. Evaldas ir Vilija, sveiki, turiu vieną klausimą. Grįžau į sporto salę po maždaug pusės metų. Pirmą dieną pasidariau lengvai krūtinės raumenys ir jau trečią dieną kaip raumuo plyšta. Keisčiausia tai, jo kairėje pusėje viskas nurimo, o dešinėje vis dar plyšta. Skausmas didelis, negaliu net apsirengti, nesukandęs dandų. Ir galvoju, ar taip turi būti ir ar praeis viskas su laiku, ar pasigavau kokį raumens uždegimą. Greičiausia, kad tai yra raumens uždegimas, greičiausia, kad persitreniravoti, ypatingai jeigu tai buvo po pusės metų labai ilgas laiko tarpas, nes paprastai metodikoje sakoma, kad jeigu pertrauka buvo bent 2 savaitės, tada reiktų pradėti nuo 70% to, ką darydavote anksčiau. Ir čia turime omeny ir pakartojimų skaičius ir keliamas svoris. Tai jeigu tai buvo mėnuo, tai jau greičiausia, kad reikia pradėti nuo 50% to, ką darydavote anksčiau. O čia Jūsų atveju buvo pusę metų. Greičiausia dabar, kai atsakinėjau tą klausimą, jums visą tai praėjo, greičiausia, kad tai buvo uždegimas dėl to, kad buvo raumuo pertreniruotas. Ir kitą kartą, kad to išvengtumėte, kaip minėjau anksčiau tuos skaičius, turite grįžti prie to sportinio režimo ir to krūvio palaipsniui. Ir po tokios ilgos pertraukos nereikia daryti dar tik tos skaidytos treniruotės, tos splito, kai ateinate ir vienos treniruotės metu
treniruotę vieną arba kelias raumenų grupės reiktų pradėti nuo viso kūno treniruotės, tai pasportuoti kelias savaitės, atliekant po vieną pratimą kiekvienai didžiausiai raumenų grupė ir tik tada, kai organizmas ir raumenynas vėl pristaiko prie krūvio, prie jo pripranta, tada vėl pradėti treniruotis pagal splitą, tai yra pagal skaidytą treniruočių programą. Dovilė. Sveiki, visi paprastai klausia, kaip atsikratyti svorio, aš norėjau paklausti, kaip itin lieknai merginai priaugti svorio. Galbūt galėtumėt paminėti kelius pagrindinius principus šiuo atveju, iš anksto dėkui. Dovilė, tai yra, ypač merginai, tai yra daug sunkiau negu numesti svorio. Norint priaugti svorio reikia labai daug valgyti, ką aš dabar darau. Ir valgyti reikia daugiau, labai dažnai daugiau negu iš tiesų norisi. Ir tą, ką aš darau, tai aš, kai yra mano porcija, aš pusę porcijos valgau dėl to, kad aš noriu ir man skanu, antrą pusę porcijos aš tiesiog sukišu į save ir tai yra darbas, nors aš jau nenoriu to valgyti ir nenoriu tiek valgyti, bet tiesiog kitaip tai neveikia. Ir jeigu jūsų medžiagų apykaita labai greita, greičiausiai dėl to, kad jūsų skydliaukė yra labai aktyvi ir turite vadinamą skydliaukės hiperfunkciją. Hipofunkcija yra, kai skydliaukė yra pernelyg lėta ir tada svorį numesti sunku. Hiperfunkcija yra, kai skydliaukė, tai yra tas organas, kuris reguliuoja medžiagų apykaitą, yra pernelyg aktyvus. Taip, tada iš tiesų yra sunku priaugti svorio ir galima tą padaryti tik tai iš tiesų labai disciplinuotai ir daug valgant. Ir taip pat greičiausiai dėl greitos medžiagų apykaitos jums bus sunku priaugti riebalų ir galite jūs priaugti raumenukų, bet tada taip pat reiktų 3 kartus per savaitę treniruoti su svoriais. Dažniau nereikia, nes tai jau būtų per daug, bet 3 kartai būtų optimalu. Janina, čia praleidžiu įvadus. Norėjau paklausti jūsų nuomonės apie vis labiau populiarėjančias aukšto intensyvumo trumpos trukmės treniruotės, tokias kaip Insanity, P90X, PO ir panašiai. Janina, daugumos aš šitų net nežinau. Ar tai tinkamos treniruotės, pavyzdžiui, svorio mažinimui? Ir iš fiziologinės pusės, ar tai nėra šokas organizmui, kai pradedama staigiai ir aktyviai, bet trumpai sportuoti, o ne fizinis krūvis didinamas palaipsniui? Janina, jūs užduodama klausimą, spėju, kad pati turite ir žinote arba nujaučiate atsakymą. Jeigu žmogus nėra treniravęsis, pradėti nuo aukšto intensyvumo treniruočių nebūtų protinga, dėl to, kad tai yra iš tiesų per didelis šokas organizmui, yra sunku ir imuninė sistema gali smarkiai kristi ir traumų tikimybė yra didelė. Kaip jos tinka svorio mažinimui? Taip, jos tinka svorio mažinimui dėl to, kad sudegina daug kalorijų. Kadangi tai yra labai aukštas intensyvumas, tada yra didelė tikimybė, kad jos taip pat degins ne tik riebalus, bet ir raumenis, kas nėra gerai, bet tiesiog taip su tomis treniruotėmis yra. Nes jeigu pastebėsite bikini sportininkas ar panašiai, kai daro kardio krūvį, kuris padeda deginti raumenis, tai tas kardio būna dažniausia ne aukštesnis negu vidutinio intensyvumo, ar tokiu būdu jos degina riebalus, bet išlaiko raumenukus. Ir tai fizinį krūvį iš tiesų reikia didinti palaipsniui. Negalima atėjus į salę, niekada nieko nedarius, iš karto pradėti nuo intensyvių treniruočių. Tai nėra išmintinga. Ir galiausia paskutinis klausimas. Deividas uždavė, sveikas Andriau. Okay. Atlikęs treniruotę vakare apie 5 ar 6 valandą labai dažnai negaliu užmigti, labai varginantis reikalas. Išbandžiau daug ką, tikrai nepersistengiu treniruodamasis, treniruoju vieną raumenų grupę, tikriausiai klausimas aktualus daugumai. Deividai, aš nežinau, kada einate miegoti, bet atlikęs treniruotę 5 ar 6 valandą, net jeigu einate 9 arba 10, tai yra pakankamai laiko. Dabar yra labai maža tikimybė, kad organizmas ir kad jūsų psichika po treniruotės, kuomet treniruotės metu vis tiek centrinė nervų sistema yra suaktyvinta, kad jinai nespėja nurimti, nes tai yra per daug laiko. Aš tikiu, kad negalite užmigti ir tai vargu ar susijęs su treniruote, tai gali būti susijęs su energetiku arba kavos vartojimu, galbūt jūs vartojate per dažnai, arba tai yra ne per dažnai, per vėlai. Ir jeigu vartojate prieš pačią treniruotę, jau greičiausia tada nereiktų to daryti, nes tai gali trikdyti jūsų miegą arba galimybę užmigti. Ir kas dar yra realiau, tai galbūt galvoti kažkokias labai aktyvias ir sunkias mintis, tai yra jūsų smegenys yra aktyvios, jūsų centrinė nervų sistema aktyvi. Ir tada reikia pasistengti kažkaip nurimti. Nežinau, ką daryti. Aš žiūriu per televizorių arba per internetą žvėrelius Afrikoje, savanoje lakstančius arba skaitau knygą. Tai yra, bandau rasti kažką, kas nuramintų mano protą, nes jeigu, tarkime, ir dabar atsigulčiau tiesiai į lovą,
į lovą tiesiai nulypęs nuo kompiuterio ir nuo aktyvaus darbo taip pat negalėčiau užmigti, nes mano smegenys vis dar būtų aktyvios. Tai yra, reikia joms duoti atsipalaiduoti, pailsėti ir tada jau centrinė nervų sistema nurimus ir užmigti būna lengviau. Taigi atsakiau kol kas viską, skolų jums neturiu, lauksiu naujų klausimų.